Verslo informacijos centre įvyko futbolo klubo Nevėžis 2010 metų sezono uždarimas. Nevėžio užimta 4 vieta, manyčiau, atitinka pajėgumą. O šiaip pasistumėjom infrastruktūrai, stadionas po truputį, renovacija vyksta, jaunimo komandos dalyvauja, ugdosi pamaina, vaikų naujas grupės formuojame, taip kad po mažėlę stumėmės į priekį. Tai pradėsim mąstyti apie ateinantį sezoną, pradėsim kalbėti su treneriais, žaidėjais, klubo valdybai. O kaip treneris, ar pasiteisino? Aš manyčiau, žmonės tikrai atidirbo, ką galėjo, tikrai neturim priekaištų, komanda valdėt, viskas vyko sklandžiai, tai aš manyčiau, tikrai trenerio darbas vertinamas gerai. Renginyje dalyvavo savivaldybės vadovai, Kauno apskrities futbolo federacijos atstovai, rėmėjai, Kėdainių futbolo veteranai ir Nevėžio klubo nariai. Padėkota futbolo klubo Nevėžį žaidėjams, Lietuvos futbolo federacijos 1-ojoje lygoje užėmusiems 4 vietą, įteikti specialūs prizai rezultatyviausiam žaidėjui, įmušusiam 13 įvarčių Aivarui Lyberiui ir naudingiausiam žaidėjui vartininkui Audriui Diliui. Sprendžiant pagal tai, kad pirmą kartą už Nevėžį žaidžiau ir sprendžiant pagal rezultatus ir komandos bent jau pasiruošimą varžybom ir sezonui, vertinčiau gan gerai, nes sprendžiant pagal sudėtį, pagal tai, kas žaidžia, tai vertinčiau tikrai gerai, nes kai kurios varžybos buvo sužaistos tikrai gerai ir susižaidę buvom, nes ten gal 6-7 varžybos turėjom ir puikius rezultatus ir nepralašinėjom nei išvykoje, nei namuose, tai manau, kad šis sezonas tikrai gan pavykęs. Kaip galvojat, ko pritrūko kito prizinio trejetuko? Mano manimu, greičiausia gal kai kurių žaidėjų gal nesusikaupimas, nenorėjimas siekti aukštesnių vietų ir turbūt bent jau sprendžiant iš kai kurių varžybų mes turėjom tikrai netiduoti taškų, o turėjom laimėti. To ir pritrūko. Ką galvojate apie kitą sezoną? Ar sulauksim jūsų Nevėžį? Nežinau, po šio sezono kalbų po kol kas nebuvo konkrečių dėl kito sezono, o kas liečia mane, jeigu sveikata duos ir bus noro žaisti, tikrai žais. Tai koks pačiam buvo šis sezonas? Kaip ir komandai. Toks, patenkinamas, galima sakyti. Medalį nepaėmėm, bet vis tiek, neatsilikom, praeitais metais 4, šiemet 4. Neblogas, galima sakyti. Greičiausiai, kad sėkmės pritrūko daugiau sportinės. Jau turbūt pradėjai planuoti kitą sezoną, ar dar negalvojai? Ką darys? Negalvoju dar. Dabar čia prasidės turnyras, čia dabar taip dalyvauju, kad sportinę formą palaikyti. Dalyvaujam taip. Apie kitą sezoną dar negalvojam. Pasveikinta Kėdainių jaunimo rinktinė Nevėžis 2. Kauno apskrities futbolo federacijos 3 lygos B divizione užėmusi 3 vietą. Apdovanoti 2 šios komandos rezultatyviausi žaidėjai – Evaldas Kugys ir Rimvydas Lipnevičius.